Aš su multivanu, aš galiu mėgoti ir multivane. Ir tu čia? O ką tu čia veiki? Kodėl tu vakar nebuvai social ride? Tik kai vaiduoklis pabaigoji. Varom su manimi Saremą. Taip, dabar. Su geltonu, mėlynu ar baltu. Žinai, kaip atrodo Estijos vėliava, kokios spalvos? Reikia vieną iš tų išsirinkti. Baltą, juodą arba mėlyną. Juodą nuvodį. Koks planas? Planas pakol kas yra toks, kad reikia patikrinti, ar telpa platesnė padangė į šaunųjį 3T dviratį. Tu man pasakyk geriau, kodėl tu įsidėjai priekinį ratą į galą. Tu nuo kalno ruošiesi tik leistis kažkur. Ne, mes perdarom dviratį, kad priekinis varomas būtų. Tas geras kadras, užsigražiau. Sveiki gyvi gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos. Sveikinamės su jumis nuo Vilanovos. Labas diena. Va tokia visada būna video pradžia, bet mes viską darom iš vieno dublio. Mus bando suvažinėti žmogus su... Jis parodė liuks, kad tipo gerai filmuojam, pateko į YouTube, amžina šlovė garantuota. Esam prie Vilanovos, susikrovėm viską į Autojutos Fake and Gravel multivaną. Lekiam šiandien į Saremo salą, kur savaitgalį mūsų laukia Red Bull. Tour of Vikings. Einam pažiūrėsim, ką mes pasiėmėm į savo didelį automobilį. Pirmą atidarysiu šoną. Atidarom šoną. Opa. Pažiūrėkit. Tiesiog nuotykiai automatiškai garantuoti. Vienas dviratis, antras dviratis. Palikom čia gale dvi sėdynės, jeigu norėtų su mumis važiuoti du pakeleiviai, arba dvi pakeleivės, arba pakelių pabaisos, arba kokie nors draugai iš Latvijos. Tada Media lagaminas. Einam iš galo pažiūrėsim. Miau. Svarbu, nepamiršt. Batai, šalmas, dviratis, apranga, gertuvės, vanduo. Recoveris būtinai. Vežamės naujo gerą dalyką. Vakar aš jau išbandžiau. Terabodžio Recovery Jet būtai. Po minimo užsidedi, įsijungi 30 minučių ir jie pumpuoja orą tenais, varinėja, padeda išvaryti kraują ir padeda išvaryti laktatą iš kojų. Visiškai. Atsikeli ryte kaip su naujom kojelėm. Be laktato. Aišku. Papildomų švalbių, vėliavų, mūsų. Patys žinot kas, o kas nežinot, tai sužinosit. Taip, nuostabioji trauma. Kuprinės daiktai išmutkės, dar truputį traumos. Dar yra iš prieš 2 metus vykusio Red Bull Tour of Vikings dėžutė su maistu. Va tiek maždaug maisto reikia vežti su savim į šias varžybas, o apie jas plačiau papasakosim iš automobilio. Pasiėmėm daug CO2, nes mes visada rūpinamės aplinkiniu oriškumu, orumu. Žinote, mano sėkmė su padangomis, tai jie vis laik geriau yra apsisaugoti. Taip, kad viskas. Spaudžiam uždarimą ir sėdam, lekiam galai per snapą. Vis dėl to. Žiūrėk, dabar vedam. Ku-u-re. Sa-re. Per daug tų balsių. Žiūrim, kiek mums laukia prieš akis kelionės. 7 valandos, 7 minutės. Stosim dar Rygoje. Čianais pasižiūrėkim, kur jinai yra. Beje, mes ne tik važiuosim automobiliu, mes dar turėsim va čia vieną tarpinę tokią įveikti su keltu. Bus linksma, bus nuotykių. 16:30 keltas kainuoja, ruošiam pinigus ir spaudžiam go now. Ką čia turim? Aš noriu sūnui nupirkti, kas čia tokio yra? Čia yra sidabrinis, čia yra tamsiai mėlynas. Tamsiai sidabrinis jam labiausiai patinka. Man patinka labai mėlynas. Pas jį yra sidabrinės blombos sudėtos jam tiks. O, šitas labai geras. Mados policijos mylimiausias. Elektriniai? Ne, paprasti. Tai kaip tik jam, sportininkui. Kiek mes kilometrų čia nuvažiavom? Išvykstame iš Lietuvos. Kadangi 3 etapai, tai turi būti ir 3 šalis. Tai jau Lietuvoje pabom, dabar Latvija. Toliau mūsų laukia Estija. Ir mes žadėjom papasakoti, į kokias varžybas mes čia važiuojame. O važiuojame mes į varžybas, kurios vadinasi Tour of Vikings. Mes jau ten vieną kartą buvom prieš 2 metus. Va, rodau. O čia yra varžybos, kurios turi mažiausiai komunikacijos socialiniuose tinkluose ir internete, bet vis tiek apie jas žino net Lietuva. Visa jų komunikacija vyksta tik estiškai, nors jos yra super tarptautinės. Jas organizuoja pagrindinis Red Bull'o renginių organizavimo accountas Red Bull International. Taip kad mes irgi Fake and Gravel Let's Go International.
Prieš 2 metus jau, kaip sakau, buvom, turim nesuvestų sąskaitų, aš turiu nesuvestų sąskaitų, nes jis medalį jau turi, tai jis tiesiog veš mano maistą per maitinimo punktus, o aš bandysiu finišuoti, kad gauti tą gražų medalį. Varžybos vyksta vieną dieną, jos susidaro iš 3 etapų. Anksčiau jau buvo vienaip, prieš 2 metus buvo ilgas etapas, vidutinis ir trumpas, dabar turėjo būti trumpas, ilgas ir vidutinis ir galų gale vėl jie pakeitė viską ir mūsų laukia startas 6-7 ryto, iš karto 100 km. Dar viena detalė tokia, kad startas yra labai gražioje vietoje, tai yra pilyje, viskas prasideda. Mes čia parodysim jums tą pilį, iš vidaus, iš išorės, iš oro paėmiau droną. Legaliai, nelegaliai. Nedaužti sieną, tai mėgstam. Tai pirmas etapas 100, antras 140 ir trečias etapas 60 km. Tai mūsų tikslas išgyventi visus 3 etapus, suvalgyti visus geliukus, kuriuos vežamės, išgerti visą skrečą. Beje, prieš 2 metus, čia kaip koks nors ar futbolo čempionatas ar mini olimpiada vyksta renginys tik kas 2 metus. Prieš 2 metus, atsimenu, buvo tokie kaip wildcardai, kai ten siuntinėjo sportininkam, ekspertam, profesionalam. Liktai mes sužinojom iš Tomo Vaitkaus, man atrodo, apie šitą renginį. Susirenka visas Nordic šalių elitas. O gal ir iš Lino Mažono? Ir iš Lino Mažono. Ir Linas Mažonas irgi buvo. Ir buvo ten keli lietuviai dar be mūsų. O dabar žinom, kad jau Latvijos, Lietuvos Respublikos sieną kirto Jonas Rudys, kuris yra išsiveržęs automobiliu į priekį pakeliu iš renginį. Rytoj startuoja ne vienas ekipažas dar iš Vilniaus. Žinom, kad pats Gravelio krikštatėvis Giedrius Čenkus pajuda, Alter Ego ir jų gausus būrys gerbėjų ir bendraminikų. Žiūrėkit, paimkit kas nors trispalvę. Nors, kai žiūrėsim šitą video, jau kažkas turės būti paėmęs trispalvę, nes mes paėmė tik feikeikų vėliavas. Mes nupiešim, žodžiu, tenai kažkokias. Šiaip tai stosim degaliniai ir nupirksime trispalvę. Arba ne, parašysim Linui Mažonui, kad mūsų draugas, kad paimtų tą trispalvę, reprezentuoti ne tik savo spalvas, savo klubų spalvas, bet ir kad Lietuvos spalvos tenais irgi stipriai suplasdėtų. O šiaip tai man tai iš vis šitas renginys pats geriausias konceptas, pats geriausias formatas. Red Bullis, man atrodo, gaili, negaili ten tų pinigų, prisideda dar gal kažkokie kiti rėmėjai, vietinė savivaldybė. Bet renginys apgalvotas iki smulkmenų, viskas yra very nice padaryta, kiekvienas dalyvis gauna po tokią dėžę, kuri keliauja tarp etapų. Etapai nėra, kad startas, finišas ten pato, visą laiką judė aplinkui vienam Saremo salos gale. Tavo dėžė keliauja kartu, tu gali įsidėti sausus bipsus, gali įsidėti maisto, ką dar gali įsidėti? Ką tu įsidėsi, pavyzdžiui, privataus tokio? Aš įsidėsiu privataus, tai pirmą savo mylimiausią grandinio tepalo, tada įsidėsiu pompelę elektrinę, aišku, nes kam reikia dirbti rankomis, tada papildomų geliukų kažkokių, gal užpakalio kremuko, kremo nuo saulės, mamos raštelį. Aš įsidėsiu skirtingų grandinėlių, kad dabar su vienom važiuoti su vienaip, su kitom su kitaip. Taip, sausų kojinių. Batareikų. Labai svarbu. Gal atsarginius bibus? Žiūrėk, kadangi tavo dviratis yra mažas, ar tilps į tą dėžutę tavo atsarginis dviratis? Dviratis gal ne, bet padangos kelias tikrai. Jo, beje, imsim ir padangų, nes visko būna. Pasiėmėm šį kartą ir nemažai CO2 balionėlių, nes pastoja aplinkui visiems mėgstam padėti, prisipūsti. Taip. Užlopyti skylės. Dar truputį apie renginį. Labai gerai sukonstruoti maršrutai yra, kad tu vis turi tarpus, kur gali atsikvėpti plente ir tada vėl nereikia kokį nors single tracką ar aštresnį gravelį, ten pasidaužai, išsiaiškini su draugais ir vėl grįžti į plentą. Visą laiką lydi motociklai, kas yra labai saugu, viskas labai tvarkingai sužymėta ir labai gražus kiekvieno etapo finišai skirtingose vietose. Tai vienas yra prie Švyturio, o pats pagrindinis finišas yra vėl toje pačioje pilyje, bet prieš tai turėjo važiuoti ratą gynybinę sieną užkilęs į viršų. Tai yra iš viso kosmosas. Pabandysim viską nufilmuoti, viską parodyti iš vidaus, prieš varžybas, po varžybų. Aišku, prieš varžybas, karbloudingas, irgi apie viską pagalvota. Visi susirenka, briefingas, viešbutį gražiai, taip kaip mums patinka. Užsikarblaudini, ryte 7 startuoji ir su šviesa finišuoji. Vakare vakarėlis. Irgi karblaudingas, bet jau skistais elementais laudinamas vyksta, ne? Taip, ir dar komplimentas organizatoriam, nes labai gerai sugalvota stotelėse, kai tu finišuoji etapus, yra visą laiką paruošta maisto, šiltų gėrimų, ir tai yra normalus maistas, tai yra sumuštiniai, makaronai, sriubytės, kas nori, ir tai nėra tiesiog sausainiai ant plastikinio padėklo. Taip, tai nepjaustyti bananai su snikeriukais, tai yra patiekalai. Patiekalai.
muzika groja. Realiai tai yra varžybos, kuriuose registracinis mokestis per kilometrą ir per suvalgytų angliavandenių gramų skaičių yra labiausiai apsimokančios šiame sezone. Kaip ir mūsų renginiuose. Būsimuosiuose. Ir buvusiuosiuose. Sekite naujienas, netrukus sužinosite. Mes jau esą Rygoje, štai ten televizijos bokštas tebestoja, prieš 2 savaitės čia važiavau per šitą tiltą į Gravel Weekendą, viskas yra po senai. Norėjau sakyti, kad nėra kamščio, bet matau, kad priekyje jau kažkas mirga marga. Svarbiausia, mes turime tokius įrenginius, kurie mums padeda judėti, koks bebūtų apkrovimas kelyje. Šiaip tai, kadangi esam Latvijoje, tai tikrai galim filmuoti ir naudoti. Palinko dviratis juodas gale. Dar kuo unikalus mūsų multivanas, kad jisai gali važiuoti ir bėgiais. Štai jums įrodymas. Va, dar pakeliu kaip visada mes užsukam Rygoje aplankyti savo draugus Brooklyn'e Cyclery shop'e. Gyvai eilė stovi įeiti. Einam, pažiūrėsim. O, ir vėl, kur tik eini į bike shop'ą, visur galima rasti Paulių. Jisai visą laiką visose bike shop'uose kažką perka. Ką tu čia šiandien perki parodyt greit? Šiandieną man pritrūko gyvenime spalvų, tai aš renkuosi siso giliukų pabandyti. Ir šiek tiek amacai. Jie tau paskambino? Jie užsirašė telefoną, dar paskambino, sakė. Bet Martinai paskambino. Martinai paskambino. Kas pirmas parašys komentaruose, kieno tenais yra apranga virš durų pakabinta, tas laimės slibinų gertuvė. Valgai dabar filmuoja, nematau čia. Tai nusprendė, atėjo dealeris, norėjo mums parduoti, kad per sieną pervežtume kelias plytas, atsisakėme, nes aš nusprendžiau M ženklą uždėti ir išmokyti Paulių vairuoti. Bet vairuoti profesionaliai, kad vienoje vietoje turi būti vienoje rankoje. Daišla, latviškai vadinasi šitas hamburgeris, ne hamburgeris, hot dogas, jis vadinasi dišla. Aš pasiėmiau iš Gravel Weekend išmoktų šitų, kur profesionalai valgo karamelinis popcornas. Press play. Taip, tada tą žemyn. Va, netgi vaikas gali vairuoti multivaną. Opa, aplink te skraido muselė tokia, matai, prie nos. Let's go. Duodi gazo, kad prasisuktų ratai ir tuo metu kiši hot dogą gilyn į gerklę. Labai pavojingas atvažiavimas. Oho. Wow, kaip. Taigi, žiūrėk, yra dviračiai gale. Bet kaip, aš nesitikėjau tokio gazo. Saugom. Gerai, kad nesidaužytų. Jeigu viršysi greitį, pradės pipsėti. Ten reikia spausti tokį specialų mygtuką, bet tau parodysiu. Va, ir dabar galime legaliai viršyti greitį. Tai dabar vis tiek galiu 100? 100? Jo, gali. Va, jau viršy, matai? Kaip ir Lietuvoje legalu +10. Aišku, čia griežčiau baudžia už kiekvieną +1. Į Estiją įvažiavus to net negalėsime daryti, nes tam baudžia už viską. Ar tu moki kokį nors žodį estiškai, nes įvažiuojam šiuo metu į Estijos Respublikas. Kiuliamąją. Matom, kuras yra ženkliai pigesnis negu Lietuvoje, ženkliai čia brangesnis negu Latvijoje. Per 50 metrų skiriasi 20 euro centų. Wow, šiandien dienelė tai tikrai ilga, mums likę yra važiuoti dar 3 valandos, nuo to, kai įsėdom, kelionė pailgėjo, buvo 18 rodė, tai 3 valandom pailgėjo, nes 2 valandas praleidom Rygoj su aprangos gamintoju Anč. Mūsų laukia nauja komandinė apranga ir tikimės jums ją greitai parodyti, o jūsų nieks nelaukia, šitą iškirpsiu. Nes norėčiau padaryti anonsą, kad ir jūsų laukia, bet gali Paulius neleisti. Tada aplankėm, jau matėt, Brooklyn'e shop ir dar nuvarėm pavalgyti su juo biškį karblaudų. Sakom, nuves, kur duoda pastos. Sako, dėl pastos nežinau, varom kur makaronai, ne makaronai, o ryžiai, bet gali būti aštru. Tai iš tikrųjų, iki dabar tokia lengva triškė to gruziniško patiekalo, kur su ryžiais buvo eina. Nu, turim gerai čia tokių saldumynų pasisaldinti gyvenimui. Va, ir dar 3 valandos prieš mūsų kelio. Ačiū Simonui už setą iš Megrė, ką tik vieną kartą jau suklausėm. Vėl buvom pašiurpę būt truputį. Nu, bet tai sulyginom. Jo, ir tada Final Ibiza boss mums atsiuntė DM-ą, atsiuntė va šitą miksą, dabar naujas iš Ibizos atėjęs. Sako, gerai, galima rankom oro virš galvos pakapoti.
neįdomi mūsų kelionė, nerodysim toliau. Labai gražus saulėlydis, tai spėt bandau nufilmuoti, nes dabar tuo jau privažiuosime prie kelto. Ir viskas, ir kai jau būsime prie kelto, jau mūsų žemėlapyje matosi. Iki kelionės pabaigos rodo 1:39, bet keltas ir dabar yra 20:17, keltas yra apie 21 valandą, pusvalandį kelią. Ir tada dar geras pusvalandis važiuoti. Sproga atsidaryti traumos alaus. Taip, ir eiti į galą. Ten turim vieną vietą, dvi vietas. Nieks nenorėjo su mumis iš Rygos važiuoti. Jo, aš eisiu, apservisuosiu savo dviratį dar kol važiuoju. Ir visą tai pabandysiu nufilmuoti, kaip pilu silantą į padangas. Štai mačiau dviratininkai. Ai, bet čia toreriai. Toringeriai. Toreriai. Pagaliau. O tenais mūsų keltas jau yra nuplaukęs. Two persons. Sumokėjom iškart nuotoliniu būdu, pakėlė mum šlagbaumą, uždegė žalią šviesą. Čionais prie kelto turi neblogą kavinę, reiks nueiti pasižiūrėti gal. Mes jau prie kelto. Geriausiai atrodantis automobilis visoje šitoje eilėje tikrai nėra 9000 Sabas su priekaba gaminta Tarybų sąjungoje. Štai šis vokiečių gamybos Volkswagen Multivanas su Fake Autojutos ir Angravel brandingu atrodo žymiai geriau. Tenais mūsų priešaky laukia keltas, kuriam jau pakilo nosis. Ir jeigu mes būtume su dviračiais, mes būtume irgi patys pirmieji, kaip ir tas vyriškis, kur su liemenė lekia, nes nori būti pirmas. Iki mūsų reiso dar liko 30 minučių, galim atsipūst, galim išleisti orą, galim įkvėpti orą, palydėti saulę. Tenais labai gražus saulėlydis, oras yra puikus, 17 laipsnių, galbūt 18. Tavai pamatuojam vėjo kryptį, vėjo nėra, jūra lygiakas. Astėja mūsų šluotas vairuotojas, šluota tai yra tas automobilis, kuris varžybose važiuoja paskutinis ir surenka visus, tikėkime, mums neprireiks. Kaip matom, eilėje nėra nei vieno automobilio daugiau su dviračiais, nebent jie yra paslėpti viduje salonuose. Tai reiškia, kad mes jau būsime bent jau čia pirmi. Toliau nuotykiai iškelta. Kodėl žmonės, kai stovi, pavyzdžiui, kažkokio eilėje laiko užėsus automobilius? Aš niekaip nesuprantu šitą, pavyzdžiui. Taip, žiūrėk, užsidedam feikeikų liemenę, nu tą, iš vakarėlių, su staff užrašu ir einam dalinti geltonų kortelių. Taip, čia jau raudoną galima už tokį duoti. Visiškai. 0 ekologijos, 0 ekologijos, 0 ekologijos. Labai gražus šitas dangus. Eisim į barą greitai kelte. Nueisim. Viską nufilmuosim ir rašysim, pažiūrėsim. Kaži, kur mus nukreips maršalas pagal svorį. Jeigu aš tikrai supratau, man nereikia 4 kartus rodyti. Šiaip labai tokia faina funkcija. Daug automobilių turi, bet ant šito Multivano man ypatingai patinka. Visada, kai nori išlipti ir atsidarai duris, ant žemės tavęs laukia lygiai toks pat Multivanas. Va jisai. Svarbu ant jo neužlipti, nes tai bus nepagarba. Vieno dalyko dar nepadarėm, kitą kartą ant šio Multivano lipdukus kliuosim ir ant stogo, kadangi mūsų gerbėjai skraido ir helikopteriais ir nori mus iš kosmoso matyti ir mus seka per Sputniką ir per Starlinką, tai labai svarbus yra atributas inicialai komandos ant stogo. Kažkojo labai baisus garsai, bet iš tikro viskas saugiai, ten uždarė pirmą bortą, kad bangos iš galo mūsų nedaužytų, laivas pradėjo plaukti, o pamiršo vyrai tik tai uždaryti apsauginį šitą stogelį. Laivas kabrioletas. Visiems labai įdomu, visi filmuoja, aš tai einu į resto barą, pasivaišinsiu vietinėmis skanybėmis. Einam, pažiūrėsim, kaip atrodo jūra. Praeitą kartą plaukiam, tai čia daužė. Nori, kad įrašinėti vaizdo įrašą, tai reikia šiaip paspausti rekord, nes jeigu žalia dega, reiškia neįrašinėja. Bet mes iš kelto iškart į antrą eilę bandom pirmam posūkį guldyti, tokiu būdu, kad tenais gale esantis dviračiai negultų viens ant kito. Kiek gali mažas žmogus panešti tašką? Ogi vis. Tai savo ir kitas. Taip. Štai mus pasitinka Reksas, komisaras Reksas. Jauti, medus, viskas. Imsi, antistres masaž. Viskas uždaryta. Welcome to my crib. Paulius atsiveža su savimi visada tokį lagaminą, ne lagaminą. Čia yra, jeigu VADA patikrintų, VADA tai yra tarptautinė organizacija, kuri tikrina dėl dopingo vartojimo. Tai
manau, tikrai papultų netgi pasieniečių šuo, turbūt nepraleistų su tokia tašia. Bet iš tikrųjų esmė netokia. Vakar užsimoviau naujas padangas. Gravel Svampero. Šiaip tai Svampero nuo žodžio swamp, tai visą vasarą Lietuvoje pelkė ir ypatingai dabar, kai ateina ruduo, tai dar tai svarbiau. Čianais danga laukia labai įvairi, tai nusprendėm pabandyti patestuoti. Paulius užsidėjo švalbės, RX-us. Tokias esu savo žmonų uždėjęs, labai geros padangos, labai gerai laiko sukibimą. Šita yra labai gera, nes Chem 5, bet čia yra 40. Gal, vat iš čia žiūrint neblogai atrodo, bet kai ateina taip iš arčiau ir pažiūri čia, kad telpa pirštas, tai norisi tokią nedidelę geltoną kortelytę ištraukti. Testuosim, kurios padangos geriau rieda. Bet man reikia dar vieną dalyką padaryti. Pakarblaudinti jas. Tai pripilsim dabar Silkos Ultimate'o į jas ir paliksim per naktį pastovėti, kad pribręstų gerai. Ir mano lovą paklok, prašau, nes čia aš mėgot rašiuosi, man reikia iškėdent ir šiaip atsigulk po adijalu pašildyk, nes aš mėgstu į šiltus patalus ateit. Aš pratęs, kaip Japonijoje gyvenau, tai man visada jos pašildydavo, geišos ateidavo. Taip, žirnių. Kaip vyksta silinimas, tai turiu tokį specialų švirkštą. Šiaip tai pas mane tenais yra ir ventiliai tokie specialūs, tai reikia biškį nuleisti orą. Nuleidžiu orą, kad dabar, kai leisiu, kad neišpūstų atgal ant manęs 100 ml silantą. Pirmą, aišku, visada gerai suplakam. Aš negailiu, jau esu minėjęs ne vienam video. Leidžiu 2 švirkštus po 50, iš viso 100 ml, tam, kad jeigu ką, kad būtų quality. Supučiam vieną, biškį ištraukiam, kad oro, išpučiam likutį, dar 50, kodėl tu mane filmuoji iš be kelnių? Šiaip tai varysiu daugiau, nes negaila. Šiaip sako, kad silantas pagal reklamą 6 mėnesius, aš pavažinėjau 3 mėnesius su silantu, nusiėmiau tas vakar padangas, tai pakankamai stipriai pradžiūvęs buvo. Šiaip buvo drėgno, tokio šlapio viduj. Rekomenduočiau irgi pasižiūrėti, pabandyti, jeigu pildot, tai kas 3 mėnesius, tai tikrai galite įsipilti, blogiau nebus. Nakties kokteilių meistras jūsų paslaugoms. Opa, dragdyleriai. Mėly sportininkai, mes ir rytai statom lašelinės, teikim lašelinį LT paslaugą. Galit ateiti, užsisakyti vienu žodžiu, jeigu kažkam aktualu. Jeigu pas kažką silpnesni skrandukai. Į galinę aš visada biškį daugiau dedu, nes toks vaizdas, kad galinis turi didesnį šansą dėti į kokį nors bortą, pavyzdžiui, kaip kad Vitukas dėjo į bortą. Viskas. Ir nepėdsako, kad čia taip buvę. Dabar viską užsuksim, reiks išimti galbūt pavartyti ratą, arba tiesiog pasukinėsim. Taip vyksta padangų silinimas ir svarbu nepripūsta taip daryti. Tada išsiraikštų labai gražiai visur. O dabar išaušo maksimalių išbandymų metas mūsų kaimynų kantrybei. Taip. Mes įjungsime mažąją, bet garsiąją Silką pompelę. Iki 12 galima pompuoti. Dėstaskim. Pažiūrėkime, kiek valandą. Mėly vaikučiai ir jų mamytės, tik noriu atkreipti dėmesį, kad kol vieni vaikučiai miega, kiti, nors turi lovą savo kambaryje, bet kažką tai 4 ropoja čia, ropoja kaip Kolorado vabalai ir daro kažkokią tai, nežinau, asaną. Ir visą naktį slampinėja aplink faktorių. Iš pavydo. Kokį guolį busuks. Competitive advantage, marginal gains. Atsikeli ryte, o viskas pasirodo taip, kaip buvo vakare, dviračiai savo vietoje. Sūnus tik kažkur dingęs. Gaučiu išėjo į oro žvalgybą. Žiūrėt reikia, vakar naktį atvažiavom, nieko nematėm, kas čia už lango. Jeigu dabar man sakytų, Antanai, varžybos pradeda minti, aš sakyčiau, tai
Pasimkit mano minimo bilietą ir minkit patys. Šiaip nėra labai šalta, bet pučia vėjas iki 16-15 laipsnių. Gal ten va ta pilis, kur rytoj viskas vyks. O, eisim papusryčiausim. Ir pradėsim savo nuotykius. Let's go. Būtų rakto skylutė, pažiūrėčiau per ją, kas ten burzgia taip. Turbūt teraganą pasiėmęs nuo pačio ryto masažuojasi patyle. Vakar, blemba, gaila nespėjom, va čia turim tos kojas atsivežę. Būtume recovery pasidarę, bet nespėjom. Tai darysim tą šiandien. Oras niekiek nepagerėjo nuo to, kai buvau išėjęs į balkoną. Ir žiūrėkit, gavo pastabų, nebevalgo krosano, nes ten yra 40% riebalų. Suvalgė kiaušinį, baltymų pupelėse, suvalgė dešrą tokią virtą, rūkytą, vytintą. Patys skaniausia, eis pakloti blinelių į lėkštę. Aš tai tik taip valgau kukurūzus. Rezervuodamas viešbutį nepasižiūrėjau, padariau klaidą, pasirodo net šviestuvai atspindi laukia esantį orą. Einam, padarysim Kurės Arės Rekę, kadangi lyja, tai visiškai nenorim minti, nenorim važiuoti niekur, nenorim nieko žiūrėti, o norim varyti kavinę, specialty coffee, specialty bandelės ir visi kiti specialty dalykai ir tiesiog lauksim savo visų draugų, viso būrio alter ego, lauksim viso būrio Giedriaus Čenkaus ir visų kitų. Pakalbėjom su organizatoriais, milžiniškas kiekis dalyvių, ta prasme, man tai labai gėda iš tikrųjų yra dėl Red Bullio ir dėl Estijos, nes visi 125 dalyviai, tame tarpe rekordinis dalyvių skaičius iš Lietuvos. Va, įrodymas, kad lyja lietus. Vakar gavom tą vipinę vietą, šiaip buvo užsakyta mums viskas, dabar išvažiuodami įsmeigsim čia savo vėliavas, kad jos niekas neatimtų iš mūsų. Varom pasivažinėsim po miestą, galbūt pasivažinėsim po trasą, galbūt šiaip pasivažinėsim. Čia yra pagrindinė Kurės Arės gatvė. Čia kai buvom prieš 2 metus, tai buvo 2 km ilgio stalas toksai padarytas ir visas miestas buvo susirinkęs vakarieniai. Tai vienus maitino restoranai, kitus maitino patys. Aš kaip geras specialistas, kuris moka gerai parinkti carbloadingo vietas, pirmų taikymų, pirmų šūvių nušoviau rimtą zuikį. Aš apkalbu, Paulius nėra zuikis. Zuikis yra va čia, va, visur, visos šitos bandelės. Vieta vadinasi kardamonų kažkokie dalykai. Tu padarei klaidą. Aš imsiu kardamoninę. Kodėl? Man šiandien prie rudos spalvos. Gerai. I'll have, as the name says, 1 cardamom with cinnamon. But these are the same, yeah? Yeah. The ones are darker roast. Okay, so any of those. And I'll have a black coffee. Mes dabar paragausim, tai gal dar vieną paimsiu. Kurią aš tai galvoju. Paim man dabar kokią vieną dar. And this one as well. It's very hungry. Aš nusprendžiau paimti visų po vieną, paskui mes čia atsivesim visus savo draugus. Ir dar čia nais turi, tu nenori pasižiūrėti, kažkokie labai įdomus buteliukai yra iš Airijos. Čia turbūt toks kaip Lietuvoje yra, kur gėris būna, ne? Susikūrėm čia savo tokią darbo vietą, vienu žodžiu, va, viskas čia yra su vaizdu prie lango. Ir užsisakėm šitų visų skanių bandelių, bet aš kai ieškojau per Google Maps, kur čia ateiti, per TripAdvisorius, per visur, ieškojau specialty coffee, nieko panašaus neradau. Tai galiu pasakyti, bandelės tai tikrai 10 iš 10 neragavus, bet kava, tai, nu, silpnas trejetas maždaug. Gal tavo su pienu bus dar geriau. Ne, Nidai čia reikia brių. Paskambinti. Mums reikia paskambinti jiems. tą mes ir padarysim. Nespėjau. Sės ant rato. Labas. Mes čia prikėpėm tau bandelių. Tai einam tau išrinksim. Žinom, kad tu mėgsti su rūžavo viršum. Ja, mes viską valgom čia, nesustodami nuo ryto. Čia sėdi, bet žiūrėk, oras toks pagaliau. Jo, tai šitoj lango pusėje jis geresnis. Paulius visada, jau patys žinote, visose dviračių parduotuvėse Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje mėgsta pirkti angliavandenius. Tai čia irgi susiradom va tokią dviračių parduotuvę ir... Carbs. Kelintą dviračių parduotuvę mes jau čia einam. Lempas pirks ant dviračio ar ką čia? Dviračio apšvietimas. Eimanto Gudiškio rekomenduojami papildai. Ir Maurtenas. Bet visi kofeininiai. Nes visus kitus išpirko. Šitie kofeininiai? Ne, šitie ne. Just this one, yeah?
Pradedam judėti į pirmojo etapo rekę. Nusprendėm nesisteplioti, nesipurvinti, nesigadinti savo ir kitiem nervų, o lekiam su automobiliu. Labai gerą turim visureigį, visur pravažiuojantį multivaną, reikia jį išnaudoti, reikia jį išbandyti. Gerai, čia tik pradžia, čia dar yra neįdomu, čia varžybos nevyksta, čia vyksta neutralizacija, vyksta kova dėl geresnės pozicijos paskui lenktynių komisaro automobilį. O, rado mus. Yes. Yes! Ir atvaram į žiedą ir aš dar nelabai moku, man toks čia norisi video paėmus pasukti. Opa, viskas. Vahu, paskambink mums. Jau paskambinai, ačiū. Kiekvieną kartą susiduriam ir mes, ir mūsų draugai su ta pačia problema, kai reikia tvirtinti ant vairo, nėra padaraus laikiklio. Yra labai geras pasiūlymas tokiam nedideliam kickstarteriui, galima iš gumos, galima iš 3D atspausdinti, viską galima padaryti. Mes jau inžinerinę ir R&D dalį atlikome, liko tik tai productionas. Galim in-house daryti, galim outsourcinti, tai kviečiam tave investuoti į mūsų projektą. Lekiam iki pirmo posūkio į gravelio miško kelio daužyklą. Šiaip dėl padarumo turėjome bent jau vieną dviratį įsidėti galą, kad, net dviratis irgi buvo rekėje. Nes dviračių irgi įdomu, kur jisai ruošiasi važiuoti. Nežinau, mano dviratis turi sielą, o tavo? Mano dviratis turi 2 sielas. Vieną ratose, kitą dviratyje. O šitas Čingaidė yra siela? Sielytė. Pirmas gravelio segmentas, ilgas kaip styga, bet mums iki pačio galo nereiks važiuoti, čia maždaug kokie 2 km žvyro, o tada tolumoje matau ženklą į dešinę. Ir manau, prieš šitą posūkį reikės jau stengtis užsiimti kokią nors padaresnę poziciją grupėje, nes posūkis į mišką reiškia mūsų laukia 2 vėžės, mūsų laukia purvas, mūsų laukia šaknis, mūsų laukia spastai. Mūsų laukia pelkės, mūsų laukia baltos aprangos tamsinti. Multivano laukia nuotykiai, bet varom pasižiūrėsim. Varom, aišku. Ir vėl į asfaltą. Pasirodo, čia miškuose išasfaltuota. O, štai. Štai jie. Štai jos. Štai jie. Pauliau, papasakok mums plačiau apie šitą trasą. Atsisuk, papasakok ką nors mums plačiau. Kasgi laukia dalyvių šioje trasoje? Ar tavęs? O, pasižiūrėk, seniuk. Tikrai galima pasimti S-Saverį, galima pasimti korinių. Šiaip ten važiuosim visur miške labai lėtai, o čia važiuosim visur pakankamai greitai. Nes vėl matau pagal vėjo kryptį, mes vis dar pavėjų įvažiavome, o rytoj ta pati kryptis. Tai čia gali išnaudoti ir grupės naudą, ir vėjo naudą. Gal vis dėlto ta muzika, kur dainuoja Ameno, yra tinkama mūsų nuotaikai dėl rytdienos. Čia yra turbūt tas kelias, kur kitas ir tiesiog reikia žinoti, kad bus asfaltas. Šiaip dar toks įvadas, neatsimenu ar pasakom ar ne, bet radom organizatorių, pakalbėjom, sakė rekordinis kiekis dalyvių. Tai aš išgirdęs rekordinis tikėjausi bent 500, bet pasakė, kad yra visi 125, tai yra ant 20 dalyvių daugiau negu pernai ir tik tai 10 čia mažiau negu šiemet buvo Slibinuose Lietuvos pajūrį. Tai kviesim juos į Slibinus atvažiuoti. Visus. Tai bus win-win situacija, abiem renginiam bus 2 kiekis. Apjungsim, padarysim 2 etapai, nes yra toksai dabar filmukas kinoteatruose, kuris vadinasi How to Train Your Dragon. Ir ten yra vikingai ir slibinai. Tai tinka abiem progom. Aš jau buvau su vaikais, mačiau. Patiko Pauliau? Aš dar nebuvau, pas mane. Ta prasme, aš buvau su vaikais. Patiko Pauliau ar nepatiko? Sūnus, nemeluok. Patiko, eisiu dar kartą. Žiūrėk, Mary Jane visur auga laukuose. Paimti tau arbatai? Ja. O, sveiki gyvi gravel nuotykių mėgėjai. Pagaliau mes paleidome droną, tai gali mus sekti ir filmuoti iš šono ir iš tolo, prizuminti, atitraukti. Svarbu, kad mūsų drono nedaužytų medžių šakos, nes gali jam numušti kepurę. Tai va, o dabar nuplausime ir jo batus. Taip, tik 2 valos.
Vahu, mūsų labai gerai direktina. Labai fainai, kad leidžia važiuoti atsidarius duris. Kaskadininkų valanda baigėsi, visi kampai paimti, balos ištaškytos, šakos nudaužtos, kepurės pamestos. Grąžinu Antanukui kamerą. Tai gerai, apžvelgiam situaciją trasoje, situacija pavojinga. Ką dar, kokios pastabos, kokie pastebėjimai profesionalų? Galas, kaip Kaip galvoja? sakėt, su RS-ais nevažiuoti, ne? Su RS-ais ne. Nu, tai aš jos ir užsidėjau. Aha, okei, bus daug asfalto, ten tu atloši, tą, ką praloši baloje. Aha. Ten, kur pasivaikščios. Jo, balose bus reikalų. O pats ką? Aš labai džiaugiuosi užsidėjęs grubesnės padangas, švalbės, nežinau pavadinimo. Grubus tu žmogus. Ir kad pasiėmėme seiverį, nes šiandien įsitikinau, kad tikrai bus šlapę, pamatysite reportažą. O seiverio tai tikrai reikės. Turi? Ne. Mes pieno pakelį nusipirksim, išgersim pieną ir išpjausim tau seiverį. Baltas. Ne, man nereikia, mano aero dviratis. Tai mes Čia ne dėl dviračio, čia dėl užpakalio. Jis gražus ir šlapės. Aš važiuosiu ant rato. Pirmą kartą. Matai, kaip atrodo automobilis po rekės. Ratai nenuleisti, visos detalės vietoj, reiškia, trasa nebus itin sudėtinga. Kažką bandė Paulius pasakoti apie automobilio plovimą, tai automobilis kaip ir gravelis, priešgaisrinė? Ne, automobilis kaip ir gravelis, tai turi būti purvinas ir leisti įvairius garsus. Kad po rekės jį reikia plauti. I have my own box from last time, just in case, you know? You never know what's gonna happen. Paulina. My name is Paulina. Tai mes esame vieni iš pirmųjų, nes dėžių yra labai daug, niekas jų neima, yra rekordinis dalyvių skaičius. Jiems skaičius 100 jau yra rekordas visų paruošti trekeriai. Pauliau, o GPS jammingo device atsineši, ar ne? Aš pats džeminu viską. Jammeris. So this is your tracker. It goes on your back, on the little bag. Check it before you wreck it. Thank you. Of course. Yeah. Good luck. Next one, Paulius Budrikis. How do you write that? PA. Varau. Gerai? Varys su mumis? Ne. Supratau. Tai gerai, tai unloado. Susimatysim tada. Godspeed. L. Susimatysim. U. S. His number is 98. It's much easier to find him on this number, I Or guess. she lied and I don't know. Also Lithuanian. Yeah. Okay. We can say that. This is your tracker. Thank you. Do you also want the bigger ones? No, thank you, I have my own ones. Okay. Nice. Big ones for small guys. So Ne, tai čia dar kitoks numeris. here's the little zip ties. Okay. You need bigger ones? No, it's okay, I have my own one. Antanas. Dabar suras mus ir priduos. Also Lithuanian, right? Jo, Lietuva. Start number 12. No? So my starting number is 57. 12. Yep. You sure his number is 57? Just to double check, because... Yep. No, this is different, Paulius. This is Macevičius Paulius. This is our friend, he's on the way. So his number is different. His number is 98. And tracker? Muhahahaha. Va tau, va taip, būtum už Paulių Macevičių, būtų jis vėl laimėjęs, galbūt net mane lenkęs. Ką duoda per varžybas? Davė treko tašelę tokią, dovanosiu vaikam, galėsi mokyklą važiuoti, o kadangi yra Red Bullio lipdukas, tai bus patys kiečiausi klasėje. Wow, žiūrėk, Posh Cookies Bliss, tokio nematęs, bet visiškai sutrupėjęs viduje kažkoks dalykas, ta prasme, beformis. Kas čia? Čia gali tipo užsipildyti ir tipo kaip gertuvė va, gali ir tą skylutę pagerti. Nu visai nieko, very nice, vaikam padovanosiu. 2 Red Bulliai niekada nevartosiu, numeriai ant džersio. Kažkokie labai tokie įdomus lipdukai, reprezentuojantis greičiausiai greitį. Kokteilis. Kokteilis. Jie ruošiasi gerai pagirdėti dalyvius, nes net 4 kokteilio šitie, 1 lipduks ir numeriuks. Taip, kad viskas yra gera, labai gera. Toksai kūdas startinis paketas.
Taip ir eina maždaug tas mūsų veiksmas šito filmo maždaug visą laiką šitoje vietoje ant tų laiptų prie lifto. Visą laiką išskėtęs rankas, Antanas laik su kamera, visi prašo autografų, mes niekam neduodam. Nežinau, ką jis kalba, bandau susifokusuoti ir maždaug va taip. Va. Jo. Einam, pažiūrėsim, su kieno apranga šiandien yra Tomas Vaitkus, nes kartais jis atstovauja Elektros komandą, kartais atstovauja Feikeikus komandą, o šiaip už Mėmelis Agrin klubą jisai mina neparketnikus. Einam, apžiūrėsime konkurencinės aplinkos dviračius, galim, nežinau, šiek tiek kažkam nuleisti orą, dar pasižiūrėti, kas yra. Servėla yra. Yra va ten Derosa, matai, gravelis koksai, Karoliui patiktų. Dar yra Servėla, dar yra Derosa. Aš manau, čia Karolis Idelevičius paslapčiai atvyko. Paskui turim Giantų, The One kažkokį. Tenais tai klasikinis kruksas, nieko naujo. Vieną kartą jau pakarblaudinam šiandien restorane, už 10 eurų valgiam, panaši porcija buvo tik daugiau skysčio. O dabar dar įdėjom, tiesiog švarus makaronai, biški vištienos, biški dėl skonio saulė džiovintų pomidorų, tada dar dėl spalvos kitokių taljėtelių ir farfalių. Ir viskas laukiam draugų, paėmėm didelį stalą. Kol visi dar valgo, labai mandagu yra. Viską greitai einu, parodysiu dabar, kokių karblaudų čia nais mums duoda visokios skanus makaronai, yra tik tai 2 rūšių, tada yra duona. Šiaip geriausia valgyti pigų tą baltą batoną. Yra sulčio aparatas irgi greiti angliavandeniai, salotai neverta valgyti, apsikraus skrandis, yra 2 rūšių tortai piragai ir yra daug žmonių. Šiaip estai nemandagus, nemalonus, nesisveikina, nelinksi, išskyrus šitos 2 stalus, kurie yra pilni apsėsti lietuvių skanaus. Kramtyk, uždaryta burna, nemandagu kitaip yra. Viskas prasideda briefingas. Mes planavom ateiti čia prieš 5 minutės. Buvo daug vietų pirmoje eilėje, ten, kur mes ir norėjome sėdėti. Jūs mums paėmėte? Žiūrėk, vis me, vis you. Čia galima atsisėsti? Jėga. First of all, 4 stages, 304 kilometers. I think you all know, you've seen the stages now. Start is right here, Kuressaare Castle. You're gonna come there by like 20 minutes before, it's gonna be all booked. Very, very important thing for you tomorrow. Because as you know, the race is self-service, meaning that you can't use any other service during the race. You have to take all of your things by yourself. Only between stages you can take things from your personal box. So pack your personal box in the morning. We have a ceremonial start. It's not first 8 to 10, it's actually 4 or 5 kilometers. From Kuressaare Castle until out of the city, it's going to be a neutral start. There is some people who doesn't know how the concept works. Water starts from somewhere here. So again, if you're finished, it's going to be a group finish, then prepare to break. Back to Kuressaare, 25% asphalt, 75% gravel, other roads. Only the finish, which is this time much more technical, actually prepare to ride in the rivers, basically. It's gonna be, this is what I can say, it's gonna be wet. Who was here last editions, it's gonna be even more wet. This is the driest part of the week, actually, yeah. Teisėjai, labai svarbus asmenys. Important for us. Viskas su dideliu triukšmu, visi dalyviai skuba į lovas. Visi nori ilsėtis, visi nori į varžybas rytoj ryte. Tai kuo greičiau užmigsi, kuo greičiau prabusi, kuo greičiau atsikelsi. Back from briefingas į kambarį. Ir ką, turim reikaliukų. Kažkas tai katalikiškai, krikščioniškai klūpi prieš savo dviratį. Prieš varžybas, nedarykite taip. Atsuko vairą. Nusprendė sutarti su anglies pasta čia, kad vairas neužsilinkinėtų. Aišku, geras sprendimas, bet ne prieš varžybas. Reikėjo porą dienų prieš padaryti. Pasmėjau, numeris yra gertuvių pora. Čia, rytoj, elektrolitai ir anglis, užsimaišau. Tada čia dabar visokių dar dalykų yra.
įrankius dėsiu į tą dėžę tam, kad ten turėti keletą dalykėlių, jau juos čia maždaug atsirinkau. Tokį peiliuką, kažką su savim nieko daug neimsiu, imu sliekai, CO2 2 vienetai, ibumetinas dėl viso pikto, ten neužsimsiu, šitą pasimsiu tenais, vieną turėsiu šitą su savim. Chain linkas čia sujungt grandiniai. Tada dar atsinaujinsiu biškį sliekų, vieną šitą įrankėlį, visą kitą ten keliauja. Tada čia yra irgi energija. Į pirmą etapą pasimsiu, manau, kokius 3+1 kofeininį, į antrą paimsiu kokius 5+2 kofeininius ir į paskutinį kiek liks, todėl kad pagrinde tai naudoju šitas skrečio anglis. Super high carb, toksai beskonis, tai pasidarysiu vieną gertuvę su jomis, vieną su elektrolitai, elektrolituose irgi yra apie 20 gramų anglių, pasidarysiu kokių 40, kad čia būtų, čia bus 120, kartu apie 180 ir čia dar 60, tai čia per akių akis bus man. Tikrai daug, ten turim vandens, dar kilimėlį turim, padarysim biškį mankštelę. Šita dėžė keliauja į tarpinius finišus, tai įsidėjau dėl viso pikto vieną padangą, įsidedu, čia dar turiu tokių anglių, paimu Coca-Colos, nes iš tikrųjų turėti Coca-Colos tarpiniam finiše yra kaip skanu. Šokoladukas čia, jeigu nuo tų visų gėliukų man pasidarytų baba, tai vieną tokį turėsiu šlapių kišeniai, o kitą turėsiu tarpiniam. Tada dar ten yra vaistinėlės su visokiais smulkiais dalykėliais, dar CO2 balionėlių, čia akiniam kažkoks nusivalyti išsiplovus. Čia batų buvo vienas raištelis. Pakrovėjas yra SRAMO baterijoms ir viskas, va, šlapius kišenė ir tokie tokeliai. Viską dabar sudedu gražiai pasiruošiu, dar parodysiu aprangą. Šiandien, kaip žiūrėjom trasą, žinom, kad bus tikrai labai šlapia. Nu, žiūrėkit, atsiprašau, kad Paulius ten klūpi ir nogas užpakalį šiek tiek matosi. Bet patys apvažiavam, patys visą trasą pamatėm, žinom, kad bus tikrai šlapia. Prieš 2 metus buvo šlapia, o dabar bus labai šlapia. Jeigu lyginant su tuo kartu, tai kiek tada buvo šlapia, tai realiai lyginant su šiandieną, tai buvo sausa. Patepėm dar grandinės gerai wet tepalu. Kažkurgi tas mano wet tepalas gerasis. All conditions turim tokį, va. All conditions ir turim tokį patį wet. Ruošiamės toliau, nes dabar yra kelinta valanda. 21:55. Aš taip planuoju eiti už 35 minučių jau čia horizontaliai atsigulti. Būsiu padaręs jau tempimo pratimus, gal šiek tiek pasimasažuosiu. Turim beje pasiėmę su savim šią kelionę. Velonovą mums paskolino Terra Body masažinės kojinės. Realiai jos tokios skirtos tiek aktyvavimui, tiek recoveriui, priklausomai reiškės kiek slėgio tam paduoda. Tai esmė tokia, kad pučiasi ir nuo pačios viršos išpučia ir taip suspaudinėja koją, reiškia išvaro kraują iš kojos ir tada kūnas gali pailsėti. Taip, video tikrai nebus skirtas vaikam, nes vyrai be kelnių kambaryje čia bastosi. Uždarau langą, nes odėjimas puola. Dar turim vieną dalyką. Irgi paėmėm va tokį va. Tai yra teraganas raumenėliam atpalaiduoti. Labai geras daiktas, aš turiu tokį mažiuką namie, tai beveik kiekvieną dieną naudoju. Tie, kas yra nebandę ir pirmą kartą pabando, tai jiems būna žiauriai baisu. O šiaip tai yra milžiniškas malonumas. Dar kažkaip grįžtu prie visų dalykų, tai čia yra dabar greitasis apžiūrėjimas, ką aš imu su savimi. Tai visų pirma, startuoju su aero apranga, tai yra vientisas siūtas, aero kojinės, yra pirštinės. Į jos nugarą dedasi puslės aš iškart neimsiu, ją įsidėsiu iš tai šitą dėžę, kuri lauks manęs tarpiniam finiše tarp pirmo ir antro. Į šitą dėžę dar įdėsiu atsarginę feikeikų aprangą su šortais, atsarginės pirštinės, atsarginės kojinės. Čia bus papildymas gėliukai 2-3 etapui, ten tepalai, viena kamera, dar tokių užkandėlių, mini vaistinėlė, tokie dalykai, baterijos. Dar gėliukai, čia recoveris pabaigai, visokios smulkmenos, kurių gali prireikti. O pirmame etape aš startuoju. Vakų kompiuteriukas, numeris, batai, pirmoji gertuvė, elektrolitai, antroji gertuvė yra anglis, 0,75, čia dapilsiu dar vandens. Tai 2:15 turėtų užtekti, prieš tai išausiu irgi dar kokį gėliuką, atsigersiu, ryte bus vėsiau, gerti stipriai nenorėsiu. Su savim pasiemu 100 anglių, 20 anglių, 120, čia dar yra 80, 200 gramų anglių, vieną su kofeinu.
Norėsiu keletą atsarginių dalykų, ibumetino, bateriją, šitų kernėjimų, prisitvirtinsiu savo numerį 12 ant siūto, kamera ir mikrofonas. Tiek. Prikropinsim Paulių, nes jis šiuo metu yra be kelnių tik su apatiniais. Pauliau, ką tu imi? Kuris tavo numeris? 98. Gerai, ką tu imi? Aišku, pirma, fashion pradžia, aerosiutas. Taip, nesimato, negražiai padėtas, logotipas nesimato, toks pat gražus kaip pas mane. Ir toliau visa dėžė gerybių. Nauji, švarūs, rubeliai, Coca-Cola, pakerti moraliai. Viena gertuvė atsarginė, jeigu dvi pamešiau. Aišku, skrečio elektrolitai. Pilnami geliukai, kaladėlė, dėl viso pikto peilis. Twixas, lipdukas, kur nors priklijuosim. Rakčiukas atsarginis ir, aišku, dar geliukų su kofeinu, be kofeino, druskos tabletės, batareikos. Mikrošluostė, nusišluostė. O ką tu valgysi dar parodyk, ar tu turi čia į savo pirmą etapą prisidėjai, prisileidai kažko? Pirmas etapas. Pirmas etapas jo yra lovoje, čia visi geliukai suleisti į vieną. Labai geros tokios, žinokit, aš tokią pamiršau, tai negaliu pasimėgauti. Aišku, pompytė. Pompytė, be pompytės mes nežingsnio, jeigu reiktų pripūti. Vahų kompiuteriukas, vienas nuo skausmo, druskų, aspirinas ryte išgerti. Šiaip, bet sa. O kur Mildronatas, kur tu jį laikai? Pas Joną Rudį visą laiką kupriniai. Jonas Rudys nedžioja mūsų Mildronatą.